Taigi sveiki visi ir transformacijos. Apie pačias transformacijas, jų iš esmės tų transformacijų yra 4. Vadinasi, 4 transformacijos, tai tiek fizinė, emocinė, mentalinė ir dvasinė. Ir apie visas šias transformacijas, vadinasi, aš kalbu atskiruose videose, kuriuose galėsite žiūrėti būtent, kas nutinka, kai vyksta kažkokia tai viena ar kita transformacija, kaip ją atpažinti ir kaip savo padėti, vadinasi, tais momentais. Tai dabar tiesiog apie pačią dvasinę transformaciją, kuo jinai yra ypatinga ir kaip suprasti, kad žmogui vyksta dvasinė transformacija. Kartais žmogus manęs klausia, ar gali vykti tokios transformacijos žmogui, kuris nemedituoja arba neina sąmoningumo keliu ir panašiai, ir panašiai, ir panašiai. Taip, iš esmės tai gali vykti, netgi žmogui, kuris, tarkime, neužsimantis jokiom tai praktikom arba nesinalizuojantis ir panašiai, bet, tarkime, savarankiškai besidomintis kažkokias beskaitantiems knygas ir panašiai, tiesiog žmogus pats turi gebėjimą su savim dirbti, dėl to gali įvykti tokie momentai kaip dvasinės ar kažkokios tai kitos transformacijos. Tai kas nutinka ir kaip atpažinti, kad prasideda dvasinė transformacija? Iš esmės tai yra jausmas, kada jisai galų galiausiai su niekom nesupainiojamas, nes pats žmogus tikrai patekęs į tokią būseną, jisai gali patekti į tą būseną, bet galbūt niekada nėra susimąstęs, kad būtent tai yra dvasinė transformacija. Tai aš tiesiog apie ją daugiau šiandien kalbu. Dvasinė transformacija tai momentas, kada žmogus papuola į tokią būseną, beprasmybės būseną. Beprasmybė tai vadinasi tokiais momentais, kai žmogui kyla tokie klausimai, kam aš tai dariau, dėl ko aš tai stengiausi, dėl ko mano kelyje buvo kažkokie tai momentai, arba kad aš ėjau šitą kelią, arba dar gali būti toks klausimas, kam man viso šito reikėjo, ir ypatingai tie klausimai gali ateiti tiems žmonėms, kurie ėjo ilgą kelią, tarkime, sąmoningumo keliu. Sąmoningumo keliu ėjo, analizavosi kažką, tai dirbo ir panašiai, ir panašiai, ir panašiai. Ir staiga prasideda dvasinė transformacija, kuri būtent iškelia šios klausimus ir tada žmogus nebemato prasmės. Vadinasi, prasmės nebuvimas, prasmės praradimas kažkoks, nes tą kelią eidamas jis turėjo kažkokią tai prasmę ir galų galiausiai ateina iki to momento, kada viskas neturi prasmės. Atrodo, tiesiog dariau ir kam dėl to tai dariau ir panašiai. Dvasinė transformacija apskritai tas momentas, kada nebėra atsakymų. Vadinasi, galbūt dar protas galbūt ir norėtų išsikelti kažkokį tai klausimą, bet tai yra jausmas prasmės nebuvimas. Būtent tai yra dvasinė transformacija. Tai yra jausmas, būtent tas jausmas toksai, galbūt pasakysiu, tuštumos jausmas kažkoks. Toliau visada kyla klausimas, ką daryti ir kaip savo padėti iš esmės, nes kiekviena transformacija iš esmės reikalauja kažkokio tai vieno ar kito laiko periodo, kol jinai galų galiausiai praeina tą transformaciją. Tai dvasinę transformaciją reikia tiesiog išbūti. Kito kelio, kaip aš sakau, nėra dvasiniai transformacijai, tarkime, kažką tai daryti, bandyti išeiti iš tos būsenos, ar bandyti save prajuokinti, ar dar kažkokius kitus dalykus, tai iš esmės yra neveiksminga, nes žmogus patekęs į tą būseną tiesiog prasmės nėra. Ir tai gali užtrukti kiekvienam žmogui labai skirtingai. Vienam gali užtrukti 2 dienas, kitam 3 dienas, kitam iki ilgesnio momento gali tą būseną užbūti. Todėl užtrukti tą būseną. Todėl tokiais atvejais tai vienintelė pagalba yra tiesiog pabuvimas šalia žmogaus arba žmogus, kad pabūtų šalia jūsų, vadinasi tas, kuris supranta, kas su jumis vyksta. Tai čia yra ypatingai svarbu. Tas, kuris nesupras, kas su jumis vyksta, galbūt galvos, kad kažkas yra ne taip ir panašiai, tai vis dėlto geriau būtų tos žmogus šalia, kuris supranta, kas su jumis vyksta. Ir tada tie žodžiai turėtų, tas buvimas šalia to žmogaus turėtų ir skambėti taip: aš tave suprantu, kas su tavim vyksta, aš esu šalia ir aš tave palaikau. Ta prasme,
būtent va ta būsena pabuvimas, nebandymas kažkaip tai traukti iš tos būsenos žmogaus, ar ten dar kažkokie kiti būdai. Transformacijai reikia laiko, vadinasi, pačiam žmogui reikia pereiti tą būseną. Ir kai žmogus pereina tą būseną, jis jau grįžta žymiai stipresnis savo vidumi, kitokių požiūrių, transformuojasi jo požiūris, jo dvasinė visa struktūra transformuoja. Žodžiu, transformacija tai ir yra tai, kada transformuojasi visi šitie lygmenys ir tada susilygiuoja visi kiti prie to jau transformuoto lygmens. Dėl to dažnu atveju tiesiog transformacijos eina viena po kitos. Jeigu tai yra dvasinė transformacija praėjo, tada gali būti, kad mentaliniai transformacijai vyksta irgi, emociniai transformacijai ir fiziniai transformacijai. Labai retai, kada visi jungiasi keturi, bet šiaip tai vat, tas momentas, tas transformacinis periodas, jisai gali užtrukti. Tai va, tai čia iš esmės apie dvasinę transformaciją, apie tą mūsų vidaus ieškojimą, kai ieškome, galų galiausiai ateiname iki tokio taško, kada suvokiame, kad tai nėra prasmės ir prasideda tada gyvenimas daugiau gyventi tiesiog, kad kurti, vadinasi, ne dėl kažko tai darai, ne dėl kažkokių tai faktorių, bet tiesiog daugiau ir vis giliau pradedi daryti dėl to, kad tu tiesiog tai darai ir visas gyvenimas yra tiesiog kūryba, kuri reiškiasi per mane, vadinasi. Kažką kuriu, bet tame prasmės neieškau, tiesiog jaučiu iš to galbūt malonumą kažkokį tai, ne, kurdamas. Tai va, tai dvasinė transformacija yra apie tai. Ką dar norisi paminėti, tai kad tai yra laikas nepaskubinamas. Kiekviena transformacija reikalauja laiko, vadinasi, jai reikia laiko, va tai transformacijai. Ir ji turi išbūti tiek, kiek jai reikia išbūti. Tai va čia va pagrindinis momentas, kalbant apie pačias transformacijas, ypatingai dvasinė transformacija, kuri tiesiog ta būsena, jinai nepasitraukia, kas įdomiausia, dvasiniai transformacijai būnantis žmogus, ta būsena jinai nepasitraukia, kol jinai tiesiog yra neišgyvenama iki galo. Vadinasi, ją reikia tiesiog išgyventi, išbūti, negalvoti, kad čia kažkas blogai ar ten kažkokie kiti momentai, tai nėra nieko blogo, tai tiesiog dvasinė transformacija. Tai va, toliau ką dar? Tai va, tai apie dvasinę transformaciją aš manau, kad pakankamai informacijos. Ką dar norisi paminėti, kad jau grįžus iš transformacijos, ypatingai dvasinės transformacijos, tai keičiasi labai stipriai daug kas. Bet dvasinė transformacija, jinai viena iš tų transformacijų, kuomet jinai labai keičia žmogaus požiūrį, labai keičia žmogaus suvokimą į gyvenimą ir apskritai daugelį dalykų žmogus jau grįžęs po dvasinės transformacijos, jisai labai būna pakitęs, pasikeitęs, gerąja to žodžio prasme ir, kaip sakant, visai kiti požiūriai, visai kitos vertybės, jos labai išsigrynina ir žmogus pradeda tiesiog jau matyti gyvenimą kitaip. Dėl to transformacijų nereikia bijoti. Į jas reikia žiūrėti kaip į galimybę, kad jūs transformuojatės, jūs augote, jūs tobulėjate ir jau grįžtate, kaip sakant, visai kitokie žmonės būtent iš šių etapų. Ir kiekviena, kaip minėjau, transformacija jinai yra skirtinga ir kai kuriais momentais galima savo tiesiog kai kuriais atvejais padėti. Tai tiek apie dvasinę informaciją, emocinę, mentalinę ir fizinę galite žiūrėti toliau ir, žodžiu, iki susitikimo, iki.